Ir dabar tiesiog, galbūt pradedant pačią diskusiją, norėčiau pasiteirauti bendrai, kaip Jūs manote, kokie yra tie momentai svarbiausi, vertinant kandidato motyvaciją? Kaip suprantate, kad kandidatas yra motyvuotas? Iš ko suprantate? Tai visų pirma, tai vėlgi, jo tas dalyvavimas pačiame pokalbio procese, jo įsitraukimas yra bent jau man vedant tos pokalbius atrankos yra svarbus ganėtinai. Vėlgi, kai žmogus teiraujasi to grįžtamo ryšio ir bando išsiaiškinti mūsų lūkesčius, ko mes tikimės iš paties žmogaus, kaip mes matome jo toje pozicijoje. Tai taip, labiausiai tas grįžtamasis ryšys iš jo paties. Supratau, puiku, tai labai ačiū Joana už atsakymą. Tai be jokios abejonės interviu metu HR specialisto ir vėliau vadovo užduotis yra pažinti kandidatą kaip įmanoma išsamiau, tai būtent užduodant klausimus vertinti kandidato profesinėms kompetencijoms, asmeniniams savybėms. Ir analizuojame kandidato kūno kalbą, jo kalbos manierą, yra spindinčios akys ar nėra spindinčių akių, veido išraiškas galų gale. Ir nuolatos abejojame, keliame klausimus dėl kandidato tinkamumo pozicijai, paprastai sakant. Tai toks egzaminas ne iš lengvųjų tiek HR specialistui ir vadovui. Ir Roza, noriu pasiteirauti dabar, kaip neapsirikti. Galbūt nepamatėme tų spindinčių akių ir ar tai būtinai reiškia, kad kandidatas yra nemotyvuotas ir su juo pačio proceso tęsti nevertėtų. Arba pati situacija yra atvirkštinė, kai kandidatas yra pilnas entuziazmo, rodo energiją, ir ar tai yra visą laiką tas indikatorius, kuris parodo garantuotą kandidato motyvaciją. Tai kaip neapsirikti, ką HR specialistui reikėtų žinoti? Taip, tai ačiū, Guoda, sveiki visi. Visų pirma, džiaugiuosi, kai turiu progą padiskutuoti tokiais klausimais, nes galbūt iš profesijos man visada yra svarbu labai atkreipti tą dėmesį, psichologinius niuansus. Ir kaip suprantu, čia, kurie prisijungėt, jau esat irgi tie, kurie toje srityje esat, tai tikrai kviečiu irgi dalintis, nes nuo to mes irgi praturtėjame ir su Guoda irgi tikimės ir jūsų pasidalinimu, nes man asmeniškai irgi įdomu, ar ne, su kuo kiekvienas iš jūsų taip pat susidurėt. Tai aš pasidalinsiu keletą savo minčių, pastebėjimų, jeigu jums kyla irgi kažkokių tai klausimų, minčių, arba kaip tik pagalvosit, o pas mane tai kitaip buvo, tai tikrai norisi padrąsinti, ar ne, bet kada įsitraukti, ar jums patogiau parašyti susirašinėjimo lange, ar tiesiog balsu, tai kviečiu, nes labai įdomu yra išgirsti ir kitas nuomonės. Ką aš norėčiau akcentuoti, tai galbūt kai kurie dalykai bus ir savaime suprantami, bet vis dėlto neretai mes juos pamirštame, ypatingai kai įsitraukiame, ar ne, į darbo uždavinius. Pavyzdžiui, reikia atrinkti tą kandidatą. Tai visų pirma, norėčiau akcentuoti, kad kandidatų tarpe tikrai bus ir yra įvairių žmonių su labai skirtingomis emocinėmis kompetencijomis, su skirtingomis baimėmis, skirtingų nerimo lygių ir gali būti ir įvairių ir psichikos sutrikimų, ar ne? Jeigu pasidomėtume statistiką, tiesiog turime priimti faktą, kad visuomenė yra tam tikras procentas asmenų su įvairiomis problemomis psichologinėmis, su įvairiais psichikos sutrikimais, kurių dalis nėra matomi iš išorės, tie žmonės nebūtinai turi diagnozę. Tiesiog turėkime minty, kad tam tikri kartais dalykai, jie nebūtinai reiškia, kad kandidatas nemotyvuotas ar netinkamas, bet tiesiog turime visada kaip ir turėti tą šalia savo mintyse. Kai kuriems kandidatams pokalbis, interviu, darbo atranka gali būti pirmas toksai jų gyvenime. Gal apskritai tiesiog pirmas kartas kitas žmogus ieško darbo. Net jeigu kandidatas ir yra vyresnio amžiaus, įvairaus amžiaus, tai vėlgi nėra niekada garantija, kad tas asmuo yra su labai išvystytomis emocinėmis kompetencijomis, gera savikontrolė ar emociškai brandus.
Tiesiog nerimas, nerimastingumas, pasimetimas, mano nuomonė, turėtų būti priimami labai normaliai. Ir aišku, kiekvienu atveju turbūt yra svarbu atsižvelgti, į kokią poziciją yra ieškomas asmuo, nes tikrai, pagal poziciją mes galime nutuokti, kokių mums savybių gali reikėti toje darbo pozicijoje ir atitinkamai, aišku, spręsti, ar mes kreipiame dėmesį į tai, kaip jis jaučiasi, kaip jis elgiasi, kokie yra ženklai, apie ką jie byloja ir taip toliau. Nes tikrai ne kiekvienai darbo pozicijai yra būtinos tokios savybės kaip drąsa, efektingas viešasis kalbėjimas, ekstravertiškumas ir panašiai. Nepaisant to, kad šios savybės taip, didžiai daugumai kandidatų, jos tarsi kažkokį tai prioritetą sukuria, nes su jais lengviau, smagiau, bet iš tiesų reikėtų žiūrėti, ko reikės dirbant ir atliekant užduotis. Dažnu atveju, jeigu kandidatas pokalbio metu jaučia didelį nerimą arba vertinimo baimę, tai gali blaškyti jo mintis, gali trikti atmintis, minčių dėstymas, gali būti netoks sklandus ir tikrai nereikėtų to priimti kaip nekompetencijos ženklo, žemos motyvacijos ženklo ir tiesiog iškart atmesti kandidatą kaip netinkamą. Dažnai nutinka taip, kad praėjus pirmam nerimui, atsipalaidavus, galbūt net ne iš pirmo pokalbio pasimato visai kitos kandidato savybės, mąstymo galimybės, asmenybės bruožai ir panašiai, kurie pradžioje dėl nerimo tiesiog buvo užsimaskavę. Tai va, čia tokios būtų mano pirmas mintis, ar ne, kad normalizuoti procesą, priimti normaliai ir turbūt yra svarbu žinoti, kokio mums žmogaus reikia. Čia turbūt yra svarbu ir kartais nuo to savo asmeniškumo atsiriboti, kad taip mes kaip asmenybė, nors mes atstovaujam tuo metu įmonėje ar ne, ieškom kandidato, bet vis tiek esame žmonės, turim savo preferencijas, kaip čia pasakyti kitų žodžių ar ne, kas man patinka, nepatinka, bet vis dėlto reikėtų labiau būti susikoncentravus į tai, koks žmogus toje darbo pozicijoje turbūt jaustųsi jaukiausiai, patogiausiai ir galėtų labiausiai save atskleisti. Taip, iš tikrųjų visiškai pritariu Roza mintims išsakytoms. Labai noriu pridėti dabar dėl motyvacijos tipų, tiksliau motyvacijos rūšių, tai yra dvi motyvacijos rūšis, vidinė ir išorinė, kaip žinome, tai kalbame apie vidinę motyvaciją, tai ta motyvacija yra būtent tas mėgavimasis darbu, nuoširdus mėgavimasis darbu. Kaip tiesiog darbas patinka. Ir išorinė motyvacija tai yra darbo užmokestis, papildomų naudų paketas, lanksčios darbo sąlygos. Tai visa tai, kas gali būti pasiūlyta darbdavio, arba nepasiūlyta. Taip. Tai kalbant apie tą vidinę motivaciją, aistra darbui, prasmės jame, įžvelgimas, savirealizacija, visa tai yra vidinės motivacijos aspektai. Ir paantrinant Rozai dėl kūno kalbos bendrai nerimastingumo ar rodomo entuziazmo darbo pokalbio metu, tai be jokios abejonės, tai yra vėlgi šiuo metu jau kaip ir nerašyta taisyklė darbo pokalbyje rodyti energiją, entuziazmą. Tai visi suprantame, kad pesimistinis požiūris tai nebūtinai mums padės surasti darbą ir tikriausiai, kad nepadės, tai vėlgi tas energijos rodymas yra jau kaip ir nerašyta dalyvavimo darbo pokalbyje taisyklė tapusi. Kitas aspektas dėl entuziazmo, tai kandidatas galbūt yra bendrai gyvenime entuziastingas žmogus, taip turintis tą charizmą, taip, tai visiškai nebūtinai reiškia, kad jis turi motyvaciją pozicijai. Taip, tai jis gali būti bendrai gyvenimo motyvuotas žmogus, bet nebūtinai motyvuotas tai konkrečiai pozicijai. Mums yra labai svarbu atskirti vidinę motyvaciją, būtent kaip į tą motyvacijos rūšį, nuo kandidato bendrai entuziazmo, šarmingumo, taip, energijos, nesuklysti vertinant šiuos aspektus. Ir kas yra mums labai svarbu, tai būtent klausimai, kuriuos mes užduodame ir atsakymai, kuriuos mes gauname. Jokių būdų neišbraukiant iš sąrašo aspektų kūno kalbos, tai tikrai yra labai svarbu, tai turime
ją stebėti ir pastebėti ir, na, paprastai kūno kalba ji turėtų atitikti sakomus žodžius, taip. Žinoma, kaip ir Roza minėjo, situacijos, kai kandidatas labai stipriai jaudinasi, yra kiti aspektai, mažesnis pasitikėjimas savimi, nerimastingumas, į tai tikrai būtinai atkreipiame dėmesį ir vertiname bendrą vaizdą iš detalių, taip. Dabar labai svarbu nepriimti karjeros sprendimų iš kandidatų. Tai ką aš turiu omenyje, tai kažkokie tai įsivaizdavimai, kas kandidatui suteiktų motyvacijos. Taip, tai galiu pasidalinti trumpą istoriją iš savo pačios patirties, tai kai ieškojausi savo pirmo darbo personalo atrankų srityje ir dalyvavau pokalbiuose, vienas iš pokalbių iš tikrųjų gana įsiminė man, tai jis buvo kitoks, tai būtent personalo atrankų specialistas, jis neturėjo tą tokį labai aišku įsivaizdavimą, ko aš tikiuosi iš savo karjeros, ko aš konkrečiai noriu. Ir tarsi nepaklausęs tų klausimų, nes jis jau atsakymus man kaip ir duodavo. Tai tas pokalbis toks buvo, sakykime, spektro pabaigoje, taip, kraštutinis toks, bet aš esu įsitikinus, kad tikrai ir mums patiems, na, dažnu atveju atsitinka taip, kad netyčia primetame tuos įsivaizdavimus, ko kandidatas nori kandidatui. Nu, tai pavyzdžiui, galiu pasakyti, tenka ieškotis finansų sektoriaus darbuotojų, sakykim, buhalterių ir galvojam, na, kandidatas nemažai laiko, nemažai metų praleido savo pozicijoje, sakykim, vidurinės grandies buhalterio pozicijai. Na ir mes galvojame, mes galime pasiūlyti vyriausio buhalterio poziciją. Kandidatui bus žingsnelis į priekį, motyvacija. Ir tai jau yra mūsų įsivaizdavimas. Visai nebūtinai, kad kandidatą motyvuos tas žingsnelis į priekį, taip. Yra labai daug buhalterių, kurie niekada nenorėtų tapti vyriausiais buhalteriais. Ir tai tik tais kaip pavyzdys, tai kandidatas, na, galbūt nesijaus ir pribrendęs tam pokyčiui, galbūt norisi laiko skirti visai kitiems dalykams, tai, pavyzdžiui, šeimai, savo pomėgiams, taip, tai visai nenaujoms atsakomybėms. Tai vėlgi tas pats didesnis darbo užmokestis. Visai nebūtinai, kad tai yra tas didysis faktorius keisti darbui. Jeigu kandidatas nurodo, kad jo darbo atlyginimas gaunamas šiuo metu yra kitoks ir būtų lūkestis didesnis, tai nebūtinai tai yra lemiamas faktorius, nes tikrai teko susidurti su kandidatais, ir, sakykime, net ir kaip pavyzdžiui, pardavimų srities specialistai, kai atlyginimo lūkestis nesutiko iš pradžių su siūlomu atlyginimu, bet kandidatas ir ne vienas atvejis toks buvo, tai tikrai neretas atvejis, kai laisvė veikti, laisvė dėlioti savo darbus dienoje, taip pranoko siūlomą atlyginimą ir tai buvo didesnis prioritetas, kai atlyginimo darbo užmokestis buvo pasiūlytas ne toks, kokio buvo tikimasi, bet kandidatas vis tiek domėjosi poziciją dėl laisvės veikti, dėl tokio nepriklausomumo suteikimo, taip, tai savarankiškumo, tai gali irgi būti toks prioritetas. Tai aptarėme motyvaciją, kaip išlikti žvalgiems, kas nebūtinai reiškia nemotyvuotas kandidatas ir kas nebūtinai reiškia motyvuotas kandidatas. Tai dabar, Roza, kokių turėtumėte praktinių patarimų iš psichologinės pusės vertinant kandidatus HR specialistams ar vadovams? Taip, tai stengsiuosi trumpai ir nedaug to laiko lieka mums, vos kelios minutės. Tai ko gero atkreipčiau dėmesį į keletą aspektų. Visų pirma, pats pagrindinis, tai labai rekomenduočiau atrankos procese stengtis kurti palaikančią geranorišką aplinką. Turbūt daugumą galbūt mūsų prisimename savo patirtis mokykloje ar kitose aplinkose, kuomet eidavai egzaminą ir dar jausdavai to streso dėl aplinkos, dėl rūsčių žvilgsnių, tai iš tiesų stresas, didžiąja dalimi jisai nepadeda mums atsiskleisti. Manau, kad mes visi vis tiek stengiamės sąmoningėti ir labiau
padėti vienas kitam jaustis gerai, o juo labiau, kad atsipalaidavę mes turime daugiau galimybių tikrai parodyti visą savo potencialą ir geriau atsiskleisti. Taip. Kokie yra dažniausiai kandidato nerimo baimės ženklai, kurie galėtų signalizuoti, kad tikrai reikia truputėlį padėti, galbūt jam atsipalaiduoti ir pamėginti ar ne kažkiek tai atliepti tą jo savijautą. Tai visų pirma kūno kalba ir kognityviniai ženklai. Tai kūno kalba jau šiek tiek ir Goda jos paminėjau, tai yra prakaitas, išbalimas, gniaužiamos rankos, nerimastingumas, judėjimas kėdėje arba atvirkščiai gali būti, kad kandidatas per daug nenatūraliai sustingęs, tarsi bijo pajudėti, sustingęs veidas, nereaguojantis veidas. Ne? Tai kūno kalba gali atspindėti didelį nerimą. Taip pat kognityviniai ženklai, kognityvinės funkcijos, kaip žinome, yra susijusios su mąstymu, suvokimu, atmintimi. Tai gali pasimatyti per netokį sklandų minčių dėstymą, sunkumus prisimenant reikalingus faktus ar informaciją, kad, sakykime, jūs klausėt kažko kandidato. Ir nors tai yra tarsi jo asmeninė, galbūt fundamentinė informacija, bet tai gali būti, kad jam tiesiog išsitrina viskas tą akimirką iš atminties. Tai vėlgi nereikėtų galvoti, kad kažkas su juo yra netvarkoje ir iš karto kažkokią tai etiketę klijuoti. Dabar kaip padėti galbūt atsipalaiduoti? Ir norint, kad kandidatai būtų lengviau nurimti, pastebint jo nerimo ženklus, galima nebijoti įvardinti, pavyzdžiui, daug kandidatų nerimauja, tai tikrai normalu, arba, pavyzdžiui, suprantu, kaip kartais gali būti sunku viską prisiminti ir susikoncentruoti pokalbio metu. Tiesiog kartais įvardinimas jis kaip tik atpalaiduoja, nes jeigu, sakykime, kandidatas suvokia, kad jis kažkaip elgiasi truputėlį įtemptai, jam sudėtingai sekasi save išreikšti, ir jisai suvokia, kad ko gero tas, kuris su juo kalbasi, visą tai mato, tai jam nuo to dar yra nesmagiau ir nejaukiau, nes jis nežino, ką apie tai daryti, ar apgailestauti, ar įvardinti, ar neįvardinti. Tai kai jūs tai įvardinat, galite šiek tiek tą atmosferą tarsi palengvinti, nuimti tą jo minčių blaškymąsi apie tai, ar čia kažkas mato, pastebi ar nepastebi, tai įvardinimas dažniausiai turėtų padėti. Na ir paskutinė mintis mano būtų tiesiog pamastyti, tai kaip mes traktuojame bendrai klaidas gyvenime, ar ne? Nes nežinau kaip jūs, bet aš pastebiu tiek dirbdama su žmonėmis, tiek iš savo asmeninės patirties, kad sociume, mūsų aplinkoje dažniausiai mes turbūt matome pavyzdį ir prantame, kad už kiekvieną klaidą esame linčiuojami. Ir vėlgi tos patirtis prasidėjo turbūt jau ankstyvoje vaikystėje, mokykloje, ar ne, parašai diktantą ir jeigu padarai 3 klaidas, tai -3 balai. Nors galbūt žymiai daugiau tų žodžių paraščiai teisingai, ar ne, tai mes esam tarsi užprogramuojami, kad menkiausia klaidelė ir būsiu vertinamas ir galbūt būsiu teisiamas. Tai aš manau, kad mes visi truputėlį galim koreguoti šitą nuostatą ir savo komentarai, savo to geranoriškų bendravimo su kandidatu parodyti, kad net jeigu jisai kažką netai pasakė, suklydo, kad mes neskubame jo iš karto kažkaip atmesti ar nuteisti, nes vėlgi tai ir atpalaiduoja ir tuo pačiu kandidatui tai gali duoti minčių apie tai, kokia bendrai yra jūsų įmonėje atmosfera, ar jinai yra geranoriška, ar jinai yra labiau laukianti, kol kažkas suklys, susimaus ar ne ir padarys klaidą. Tai va, tai čia būtų mano tokios mintis pagrindinės, nežinau, galbūt su Goda kviesime ir jūs dar pasidalinti kažkokiam įžvalgom ar komentarais, ar dar Goda gal papildys mane? Taip, dar labai norėčiau papildyti Rozą, tai vėlgi visi žinome, girdėjome tą istoriją, kai kandidatas įsidarbina, praeina atrankos procesą ir yra patiriamas tas nusivylimas, taip, arba apipusis iš darbdavio ir kandidato, arba tik tais kandidato, kad darbas netitinka to, kas buvo papasakota darbo pokalbio metu, taip atsakomybės ne tos, sąlygos galbūt ne tos, taip, tai žinoma, ta istorija tikrai ar iš pažįstamų, ar galbūt iš savo net asmeninės patirties, taip, galbūt taip yra įvykę darbinėje patirtyje. Tai dabar HR specialisto ir vadovo užduotis yra pervesti kandidatą kuo nuosekliau per jo kasdienės užduotis, taip kaip atrodys jo diena, kuo išsamiau papasakoti, kas laukia pozicijoje. Tai pasakyti, kas bus sunku, kas kels įtampą, kur galima tikėtis tos įtampos,
kokie darbai bus pasikartojantis, tai kokie darbai bus rutiniški, kas yra kitaip šioje pozicijoje negu, sakykime, konkurentų įmonės alternatyvioje pozicijoje. Tai pavyzdžiui, kaip daugiau rankinio darbo, arba daugiau bendravimo su klientais, arba mažiau bendravimo su klientais, taip, kas yra kitaip. Tai tikrai tas išsamumas, konkretumas ir detalumas. Dabar, kai yra ta labai aktuali tema dėl hibridinio nuotolinio darbo iš ofiso, irgi tikrai aptarkite šitą momentą, nes galbūt darbo skelbime yra paminėta, kad siūlomas darbo modelis hibridinis, bet jūs darbo modelį hibridinių įsivaizduojate kaip, tada, kai reikia, gal kai suserga šuo ar pas gydytoją, o kandidatas jisai visai kitaip įsivaizduoja, galbūt jis įsivaizduoja, kad 4 dienos per savaitę iš namų yra hibridinis darbo modelis ir viena iš ofiso, o jūs įsivaizduojat, kad viena iš namų ir 4 iš ofiso. Tai svarbu konkretumas, detalumas. Ir vėlgi dabar kalbant apie kandidato motyvaciją, bet tai yra iš abiejų pusių atsakomybė, tai taip pat ir darbdavio atsakomybė nupiešti tą aiškų, nuoseklų vaizdą, ko galima bus iš tikrųjų tikėtis iš darbo ir darbo metu darbo vietoje. Dar labai greitas patarimas, užsimenant dėl pačių užduočių, tai tikrai galite skirti užduotis kandidatams, tai gali būti vėlgi priklausomai nuo pozicijos, jeigu tai aktualu, tai parengti prezentaciją, pavyzdžiui, tai gali būti skirtas asmenybės testas, tai gali būti kažkokia tai situacijų užduotis, kaip, kurios situacijos būtų labai tikėtinos, kad darbe atsitiks, ar klientais bendraujant, taip, ir kaip kandidatas, elgtųsi tose situacijose, jam reikėtų prašyti. Tai gali būti tokie užduočių, tai gali būti kombinuojamos tos užduotis viena su kita. Tik tai svarbu nepamiršti, žinoti, kad užduotis visada prailgina atrankos procesą. Ir jūs susidurėte su tikimybė prarasti kandidatus dėl užsitęsusio atrankos proceso. Tai vėlgi tos užduotis yra labiau, galbūt skiriamos pradedantiesiems specialistams, būtent įsivertinti tai motyvacijai. Ir vėlgi tos užduotis gali parodyti atsparumą stresui, atsparumą nesėkmei, kaip kandidatas kokį indėlį įdėjo į pačią užduotį, ar laikėsi termino, vėlgi pristatymo užduoties. Ir paskutinis, kaip patarimas, kaip rekomendacija, tai būtų nepriimti skubotų sprendimų. Tai toks labai paprastas, bet tikrai teko susidurti su klientų situacijomis, kai klientai teikia pasiūlymą įsidarbinti iš karto darbo pokalbio metu. Tai vėlgi tai priklauso nuo pozicijos, dėl kokios pozicijos bendraujate, bet tikrai skatinu neskubėti. Neskubėti teikti pasiūlymo, nes, kaip ir Roza minėjo, tai yra tas efektas, asmenybės efektas, kai mums žmogus asmeniškai patinka, taip, ir kad tas efektas nebūtų toks stiprus, tai leiskime, kad praeitų šiek tiek laiko, bent pusdienis ar diena, kad ta informacija susigulėtų ir galėtumėm teikti tą pasiūlymą. Taip pat iš tos pačios pusės, iš kandidato pusės, kad įvykus pokalbiui, kandidatas greičiausiai ir turėjo klausimų, jūs juos atsakėte ir kad jis nejaustų tiesiog to spaudimo priimti pasiūlymą, kad turėtų galimybę grįžti pasivaikštant į namus, apgalvoti dar viską, taip. Ir jeigu tikrai tas pasiūlymas jau ir darbo pokalbio metu matėsi, kad patinka, jis tiesiog jau užtikrintai tą pasiūlymą galėtų priimti praėjus šiek tiek laiko. Tai vėlgi neskubėti, bet išlikti operatyviai teikiant pasiūlymą. Ir matau, kad tikrai mūsų laikas jau kapsi į pabaigą. Noriu pasiteirauti dabar transliacijos dalyvių, kokių įžvalgų ar minčių aptarta tema kiltų, kuriomis norėtumėte pasidalinti, galbūt kiltų kokių nors klausimų Rozai taip pat. Tai vėlgi, kam patogiau ar ne, ar žodžiu, ar balsu, ar galite parašyti, gal
gal ne visiems tam patogu yra garsiai kalbėti darbo vietoje, bet man kažkaip Guoda priminė tokią atvejį, kai kalbėjo apie vidinę ir išorinę motivaciją. Kol aš pasidalinsiu, tai galit kažkas parašyti galbūt savo įspūdžius ar mintis, ar klausimus, kad man teko, būnant vieno padalinio valdybos nare, priiminėti kandidatą į valdybos poziciją. Ir kandidatas tikrai išoriškai pasižymėjo, tiesiog fantastiškom visom savybėm ir ekstravertiškumu ir veiklumu. Atrodytų, nėra prie ko prikibti, bet pakalbėję su juo, mes valdyboje pasitarėm, kad ko gero jo motyvas tapti valdybos nariu yra labiau tas dėl CV, ar ne, o tiesiog dar vienas čekas, dar vienas pliusiukas. Ir kad ir kaip atrodo, nėra prie ko prisikabinti, bet tiesiog nusprendėm, kad galbūt jisai kaip tik jau ir per daug visko daro, ir pervargs tikėtina, ar perdegimo rizika gali būti, tiesiog pasirinkome kitą kandidatą, tai va čia irgi kartais tas aspektas, į ką atkreipti dėmesį, ar ne, tai išorinė ar vidinė motivacija. Tai va, ir kol kas, kadangi visai baiginėjom, ar ne, tai matau, kažkas parašėt, tiesiog turbūt dar norisi ir paskatinti ir po šito susitikimo, jeigu kyla minčių, klausimų, parašyti ar Guodai, ar man su pasidalinimais, nes manau, kad ir už Guodą gal galiu pasakyti, kad tikrai ir mums tai nėra laiko švaistimas, o tikrai yra svarbu išgirsti ir jūsų tą grįžtamą ryšį, to labiau, kad kartais prireikia šiek tiek laiko, kad susivirškintų kažkokios tai išgirstos idėjos. Tai matau, Kamilė rašo, taip. Tai va, tai dėkui, kad prisijungėt. Ačiū Jums, Roza. Ačiū. Ačiū, Roza, kad dalinatės mintimis, naudingą informaciją šią temą ir dėkoju prisijungusiems ir dėkoju Jums, Jana, kad prisijungėte, kad dalyvavote. Tai kalbėjome su įmonių kaučerė Roza Jofė-Luinienė iš personalo mokymų įmonės Perception Trainings ir manimi personalo atrankų partnerė Guoda Brokaitė iš personalo atrankų agentūros HR Profound. Tai dar kartelį dėkoju Jums už bendravimą, klausimąsi ir iki kitų kartų. Gražios dienos. Iki. Iki.